aš neatsimenu jokio sprendimo, kad ten susėstume ir galvotume dabar, gal bandysime atidaryti savo studiją. Aš tiesiog atsimenu, kad jau mes sklaidėm skelbimų puslapius ir ieškojom patalpų. Tai tikriausiai tarp mūsų įvyko kažkoks nebylus sprendimas ir susitarimas, kad gal rizikuojam ir pažiūrim, kas čia bus. Taip, ačiū, kaip priminėjai. Priminiau, kaip atsitiko. Papasakoju, kai buvo prieš tai buvo toks noras filmuoti tinklalaidės, ne? Tiesiog ne pačiam čia sėdėti, kaip mes čia sėdim ir dabar kažką šnekam, bet tiesiog kitiem daryti, kurti, gal kažkaip prodiusuoti tuos įrašus. Ir tada tiesiog mums prisireikė kažkokios tai erdvės. Aš tai dar gerai labai atsimenu tokį epizodą, kuomet prieš jau nemažai metų, kokius gal 5 arba 6 net, čia gyvendami dar Kaune, man pakliuvo darbelis įkurti elektroninę parduotuvę vienam vyrukui ir tenais reikėjo nufotkinti įvairių produktų ir mes nuomavome studiją Kaune, kad šitą padaryti ir aš tais prašiau pagalbos, tiesiog kad greičiau būtų ir mes kartu toj studijoje ten pusdienį padirbėjom ir kažkaip bedirbant toksai buvo kažkoks pašaukimas irgi, kad visai fainai čia kažką kartu daryti ir daryti tai, ką tu jau darei, o aš visai kitą veiklą nukrypus, tačiau vis tiek išėjus iš fotografinio to backgroundo buvo fainai vėl kažkaip prisiminti. Tai man asmeniškai tas labai įsiminė pusdienis, nes kažkaip man rodo tada mes gal ir paleidom kažkokią intenciją.